Aš negaliu, aš eidavau į Senukus, arba į Aną centrinę Maksimą, ten irgi yra tualetas. Arba į Rymį, kažkur va čia netoli. Kentėdavau, eidavau tenais. Nes aš negaliu, be šansų, aš psichologiškai negaliu prisiversti. Yra tokių, ne aš vienas. Ir tada ką, aš jau nebegaliu, o aplinkui ten nuosami namai, čia Rožinas buvo iš tikrųjų. Kas žino Rožiną? Aplinkui nei medelių nieko, laukia nėra kur nueit, visur žmonės ten žolytis pjauna. Ir ten pas jos dirbo toks pijokas vienas. Jis ten gerdavo tas puslės visokias ten, visokie ten kobra, ten žaltys, kokie ten dar yra, ten N7, kokie ten visokie. Jis ten tų puslų primėt. Radau tą puslę, privariau aš visą tą puslę, pilnai. Privariau, užsisukau tą puslę, užsukau, galvoju išeisiu, įsidėjau į kuprinę tą puslę. Čia tikrai istorija, čia, galybės kartų YouTube'ai pasakota yra. Įsidėjau tą puslę ir įsidėjau kuprinę, gal išeisiu, konteinerius išmesiu ir viskas. Išėjau aš tą puslę, tiesa ne vasara buvo, iš tikrųjų buvo ruduo, bet buvo labai geras oras, nuostabus oras buvo, spalio mėnuo gal buvo. Išėjau, užmiršau aš visai tą puslę ir vaikščiau po miestus tą puslę, reiškia, kupriniai. Sakau, čia YouTube'ai gal 5 kanalą, tai gal pasakau. Čia tikriausiai nikiek neperdėta, nikiek nepagražinta, prisiekiu tikrai. Didelis kiekis buvo puslei? Pilna, aš ten porą kartų variau. Pilnutėlė. Nuėjau, tada aš Parko gatvį tada gyvenau. Parko gatvį tada jau naktis buvo, atsisėdau Parko gatvį ant suoliuko, prie pat namų jau savo. Žinai Parko gatvį. Atsisėdau ant suoliuko čia palei gatvę. Buvo nuostabus, sakau, tik prisimenu, buvo ruduo, bet buvo nuostabus vakaras. Buvo, sakau, gal apie 1 nakties jau buvo. Dar buvo alaus nusipirkęs, jau aš pats jau asmeniškai nusipirkau. Alaus, sėdžiant suoliuko, mėgausi, žvaigždėtas dangus. Ir yra čia tam yra toks parko senelis, aš jį vadinu parko senelį. Jisai inteligentiškas žmogus, visas vedžioja šuniuką, gal kas Panevėžiečiai ir žino. Ir prie to pačiu jisai dar ir išeina šuniuką pavyzdžiui, bet inteligentiškas, tikrai labai gražiai kalbantis žmogus. Bet kur prisėsis, visą laiką išdyk savos neišpožemė, visada. Jis tiesiog visą laiką į parkę pamatysi. Pasėdėk 5 minutės, vis tiek ateis. Ir jisai prie to pačio dar, paieško ir butelių. Šiukšlynų, tuose šiukšliadėšiais prie suoliukų. Jis specialiai nerenka, bet, sakė, mano pensija labai maža, visą gyvenimą dirbu, bet, dar, vieną kitą eurą prisidarau. Ir tiesa, aš ant to suoliuko sėdžiau, prisiminiau tą puslę kuprinį. Išėmiau tą puslę, išmečiau šalia tą šiukšliadėšį, tą visą puslę, su tais visais mižalais savo. Ir kaip buvęs, kaip nebuvęs, ateina tas parko senelis su šuniuku. Ir vėl pasikalbėjom kažką, jis labai inteligentiškas, labai inteligentiškas žmogus, tikrai, ten kažkoks mokytojas buvęs ar kažkas, pensininkas. Ir tik žvilgti tą, puslę, ištraukė tą mano puslę, sako, bet ali žmonių protas, sako, kam pirktalų, jeigu šitiek palikt, sako. Tikrųjų, sakau, čia yra 5 kanalai YouTube'ai pasakai šitis. Čia tikriausia istorija. Kam pirkt alų, jeigu šitiek palikt? Jis bando atsukti. Jį negali, aš stipriai užsukęs. Padėkit. Ne, sakau, čia aš sėdžiu ir galvoju, ką dabar daryti, pasakyti, čia mano mižalai, čia nelūz. Bet taip viskas greitai vyko, aš tiesiog, nespėjau sumoti, ką man atsakyti. Atsuk, padėk, atsuk. Sakau, ne, sakau, bijau, sakau, čia svetimas butelys, sakau, čia dar kokį sifilį pasigaučiau, aš nesiliečiu prie tokių dalykų, sakau, ne. Jisai ten stenėjo, vis tik tais atsisuko į tą butelį, iškart vienu mostu užsivertė, viską išlakė, myžalus, išlakė visus tos myžalus. O koks buvo? Kaip? Litras? Litras, bet netoli litro. Sakykim, 0,7, sakykim, buvo myžalų. Ten gal kažkiek, gal pusę litro išgėrė iškart, vienu mauku. O, sako, taip, sako, silkės prisivalgiu, taip norėjau alaus, sako, taip skaniai atsigėriau, šiandien atsirauja. Sakau, čia tikriausia. Bet mano jausmas buvo, sakau, kas pasakoja šito, kas pasakoja šitą istoriją, labai daug kas yra per pasakos ją, bet visi nepapasakoja iš tikrųjų, ką dabar aš papasakosiu. Ir man toks jausmas, aš sėdžiu, kas čia vyksta. Ir taip, tam bulbuliuoja. Ir man toks jausmas, kad tarytum kaip kažkokį mano kraują perpila jam. Man toks jausmas buvo. Man atrodo, kad dabar viską žino apie mane, ką aš galvoju šiuo momentu. Man atrodo, kad jis visą mano gyvenimą išgyveno, sakykim, per tą sekundės dalį, kad perpilu savo visas mintis, su tais mižalais jis visą mane išgėrė, sakykim.
Taip, sako, skaniai atsigėriau, sako, bet iš žmonių protelis, sako, nu. Tai va, Arūniau, su šitą istoriją. Tai va, tokia istorija buvo. Mes Čia tikrų tikriausia istorija. Tai va, dar pabaigsiu vieną mintį. Tai va, aš tuo momentu labai buvau, nu, tokia liūdno nuotikai buvau. Ir pasigūdžiu savo pusseserį. Paskutinis sakinys. Milda jos vardas amžinatelis, sakau, Mildas, Melis Deivė. Sakau, Mildas, sakau, aš toks, sakau, nevykęs gyvenime, nu, kažko nepavyksta man kažką padaryti, kažką imuosi, viskas sugriūna. Ir man labai gerai atsakė, sako, Arūnijau, tavo myžalus su didžiausiu malonumu žmonės geria, o tu kalbi, kad tu nevykėlis. Tai va šitiek, iš mano pusės. Su didžiausiu malonumu atsisveikinu su jumis.